Labas vakaras. Tikiuosi, kad mane girdit gerai ir matot gerai. Mhm. Taip, Sigita rašo, ačiū. Ačiū, kad parašėt, nes iš tikrųjų kažkaip ekrane visą laiką, kai negyvai saliai, ekrane visada yra toks momentas, ar čia tikrai viskas gerai ir puikiai. Va, ir kiti rašot, kad girdit ir matot, tai dėkui. Tai pradėsim mūsų susitikimą. Turbūt reikia pradėti nuo prisistatymo, nes tikiu, kad daugelis turbūt ir mane ir pažįstat, ir praktikuojat kuksando, bet manau, kad greičiausiai yra ir žmonių, kurie galbūt prisijungia ir pirmąjį kartą. Tai aš esu Toma Pagojutė Kumžienė, esu kuksando meistrė. Kuksando tai yra sveikatos mokymas iš Korėjos kalnų, tai yra mokymas apie kvėpavimą, apie judesį, apie akupresūrą, apie mitybą, gyvenimo būdą, apskritai apie žmogaus energijos kaupimą ir tos energijos cirkuliacijos užtikrinimą. Na, iš esmės, mokymas apie tai, ko reikia, kad būtume sveiki ir gerai jaustumėmės. Aš esu taip pat ir akupunktūros bei fitoterapijos specialistė ir nemažai metų praktikuoju korėjiečių mediciną. Užsiimu korėjiečių medicinos praktiką, dirbu ir konsultuoju žmonės. Su rytų medicina ir kuksando esu pažįstama jau daugiau negu 20 metų. Pačiai kažkaip net taip keista, kai pagalvoji, taip greitai metai prabėgo. Ir šiandien kaip tik kalbėjom irgi su viena moterim, kuri mokosi mūsų kuksando specialistų mokymuose, tokie metų trukmės mokymai, apie juos irgi šiandien truputėlį pakalbėsiu. Ir jinai paklausė, sako, kiek metų, Toma, dirbat su žmonėmis, konsultuojat žmonės, vedat pratybas. Ir pagalvojau, kad iš tikrųjų šiemet jau yra 10 metų. Tai jeigu pirmieji 10 metų buvo skirti labiau man, artimiesiems, savo tokiai praktikai, tai va šitie pastarieji 10, tai jau buvo skirti visiems ir tai būtent kuksando ir rytų medicinos sklaidai ir tiesioginiam darbui ir pagalbai žmonėms. Tai tikrai kažkaip pagalvojau, kad tikrai tie metai greitai bėga ir pačiai pasidarė taip ir keista, kad jau netgi 10 metų. Tai va, tai trumpai taip apie mane. Ir šiandien norėsiu pakalbėti keletų temų, kurios mano galva yra svarbios ir kurias labai pastebiu, kada bendrauju su žmonėmis. O iš tikrųjų, konsultuoju žmonės, vedu seminarus, mokymus praktiškai kiekvieną dieną. Bendrauju su žmonėmis ir tikrai tokios pasikartojančios būtų temos. Tai vat dabar norėčiau, kad kelioms akimirkoms taip tiesiog pagalvotumėt patys, įsigilintumėt ir pamastytumėt. Ar bent kartą gyvenime savo esate pasakę, kad gyvenu sveikai, bet vis tiek jaučiuosi prastai. Arba tiek daug visko gyvenime darau, bet niekas nesikeičia. To sveikatos pokyčio, tokio norimo pokyčio, kaip nėra, taip nėra. Jeigu pagalvojot, kad esat kažką panašaus savo sakę mintise, ar galbūt netgi garsiai, tai šios dienos vakaras yra skirtas tikrai jums. Šiandien pakalbėsim, kodėl pokytis neįvyksta. Kodėl sveikatos negalavimai nesitraukia, nors atrodo kartais darom tikrai nemažai. Kodėl, jeigu ir pradeda trauktis, tai vyksta labai lėtai. Ir, tikrai vienas dažniausių klausimų, kurį girdžiu konsultacijose, yra, kad aš juk tiek daug darau, kodėl nesijaučiu geriau. Ir tai yra labai labai svarbus klausimas. Nes dažnai problema nėra, kad žmogus nieko nedaro. Problema yra ta, kad daromi dalykai ne visada sprendžia tą tikrąją mūsų negalavimų priežastį. Ir būtent apie tai ir pakalbėsiu. Kitas klausimas, į kurį taip pat norėčiau šiandien aptarti, tai apie signalus ir tokius simptomus, kuriuos siunčia mūsų kūnas. Nes mes iš tikrųjų nėra taip, kad tos kažkokie negalavimai mūsų užkluptų netikėtai. Kūnas iš tiesų dirba ilgai ir bando mums pasakyti, kad kažkas yra ne taip, bet mes dažniausiai per skubėjimą, per nebegebėjimą įsiklausyti ignoruojame tuos signalus. Ir aš norėsiu pakalbėti apie juos, pasakyti, kokie tai signalai, į ką mums reikėtų atkreipti dėmesį, ir be abejo, kaip galime juos spręsti.
Taip pat, mm, taip pat pristatysiu ir programą, 12 mėnesių programą. Ta programa iš tikrųjų prasidės tik tai lapkričio mėnesį. Kodėl kalbu apie ją dabar? Todėl, kad būtent apie tai, kad mūsų pokytis ir sveikatos kažkokia kelionė, jinai neatsitinka per vieną dieną ir neatsitinka labai greitai. Ir todėl ir 12 mėnesių programa, ne tam, kad duotumėm kažkokį patarimų sąrašą, o tam, kad žmogus išmoktų suprasti savo organizmą, gebėtų priimti tinkamus sprendimus ir gautų įrankių, kuriuos galėtų taikyti, iš esmės visą gyvenimą, tiek savo, tiek savo artimiesiems. Tai va, tai čia tokios plačios temos, bet iš tikrųjų jos paskui siaurės ir kalbėsim apie tokius ir kasdienius dalykus, kurie tikrai kamuoja ne vieną. Neseniai buvo konsultacijoje moteris. Iš tiesų tokių būna ne vienas atvejis, bet šitas kažkaip toks vienas iš paskutiniųjų, kuris man labai įstrigo. Ir jis sakė, kad nieko labai rimto man nėra. Aš atėjau čia labiau vedama smalsumo, bet vis tiek kažkaip pradedam kalbėtis ir klausiam, vis tiek kažkas turbūt yra, jeigu vis tiek jau atėjote čia. Tai sako, žinot, kaip visiems. Nieko čia labai nėra, tik tai pavargstu, tik pastaruoju metu prastai miegu, tik kažko pradėjo skaudėti kairį petį, kartais papučia pilvą. Labiausiai nervina viršsvoris, nes per pastaruosius metus priaugau apie 11 kg ir nieko nepavyksta padaryti, nei iš vietos tie kilogramai. Ir tą ir girdžiu, va tokį, tik tas, bet čia nieko tokio. Ir tada pradedam skaičiuoti tuos tik kartu su jie ir jų susidaro beveik 10. Ir tada ir jūsų galėčiau paklausti, o kiek tokių tik kažko turite jūs? Kiek ateina į galvą? Tokių, kad šiaip viskas kaip ir gerai, bet tik kažkas. Tai kalbėdama apie tuos tokius tik, aš noriu kaip pavyzdį šiandien pateikti per virškinimo ir svorio problemas. Ir būtent šitą tokį, būtent pavyzdį susijusi su viršsvoriu, su virškinimu, su alkio nejutimu. Analizuodama šitas problemas bandysiu atsakyti į šituos mano anksčiau iškeltus klausimus. Paliesiu paskui ir kitas temas, tai yra ir sąnariai, pavyzdžiui, ir apie nemigą, ir apie energijos trūkumą, bet bazę noriu šiandien pasilikti virškinimą, alkį, svorį, mitybą, emocinį valgymą ir ieškosim atsakymų kodėl ir pamatysit, kaip viskas yra persipinę ir kaip yra svarbu suprasti tą savo fiziologiją, savo vidų, kad galėtumėm surasti tą tikrą sprendimą. Ne simptomą išspręsti, bet iš esmės išspręsti problemos tą šaknį. Nes, pavyzdžiui, ir tas pats viršsvoris, dažnai jisai prasideda ne lėkštėje. Jis dažnai prasideda galvoje, emocijose, savęs tokiam negirdėjime, miego kokybėje, santykiuose prasideda, darbe prasideda. Be abejo ir virškinime, bet ir rytų medicina sako, kad nesutvarkius skrandžio toliau nenueisi ir kitų problemų mes spręsti negalim, jeigu mes nesutvarkom virškinimo. Bet virškinimas, nors ir priklauso labai smarkiai nuo maisto, bet ne tik nuo maisto. Tai va, pamatysit. Ir beje parodysiu tašką, kuris mažina apetitą. Galėsim ir pasišnekėti ir apie tai. Kaip ir sakiau, pasakodama apie šituos visus dalykus, apie mitybą, apie stresą, apie nemigą, apie ir tas pačias sąnarių problemas, papasakosiu ir apie tą programą, kurią šiek tiek užsiminiau ir kuris startuos lapkritį. Ta programa yra irgi apie pokytį, apie savęs supratimą, apie įrankius savo savijautai ir sveikatai. Ir apie įpročio formavimą. Nes jeigu anksčiau sakydavo, kad įpročiui susiformuoti reikia 21 dienos, tai dabar jau grandu labai daug straipsnių apie tai, kad neužtenka dažnai 21 dienos. Ir kad apskritai naują įprotį į gyvenimą įvesti nėra taip lengva, nes jisai neatsiranda tiesiog, tu negali tiesiog jo išmokti. Tam, kad ateitų naujas įprotis, mes turime išstumti seną kažkokį. Tai reiškia, paprastai tariant, gerą įprotį, blogą įprotį pakeisti geru. Tai vat apie tai irgi kalbėsim ir šiandien, ir toj visoj programai. Ir prieš
pereidama jau prie tų mūsų šios dienos webinaro temų, tai noriu trumpai dar pasakyti, kad tos programos lektoriai bus žmonės, su kuriais aš iš tiesų keliaučiau į tą metų programą. Tai yra gydytojas kuksando meistras Dalius Barkauskas, tai yra meistras pirmasis Lietuvoje Algirdas Kumža, atvedęs kuksando į Lietuvą. Tai yra legendinis kuksando meistras Jin Mok iš Pietų Korėjos, kuris yra beje ir tikrai vienas stipriausių kuksando akupresūros specialistų pasaulyje. Turbūt galima drąsiai sakyti, kad stipriausias, nes tokių specialistų apskritai jau yra labai labai mažai. Psichologė, kuksando specialistė Eglė Aukškalnienė. Ir aišku, aš taip pat lydėsiu visus dalyvius nuo pat pirmos dienos, visus tuos metus. Bet dabar keliaukime per pokytį sveikatos ir pradėkim nuo to, kodėl pokytis nevyksta, net jeigu ir kažką darot. Ir kartais net jeigu ir labai labai daug darot. Tai aš čia susirašiau tokius keletą esminių pagrindinių punktų, kurie man atrodo yra labai labai svarbus. Tai kodėl pokytis nevyksta? Pirmiausia, labai gali būti, kad laukiat per ilgai, kol ateis liga ar kol prasidės kažkokie sveikatos negalavimai, kad neklausėt organizmo simptomų, apie kuriuos beje irgi netrukus pakalbėsim, į ką reiktų įsiklausyti ir atkreipti dėmesį. Antra didelė priežastis ir svarbi yra tai, kad mes gyvename laikais, kai informacijos apie sveikatą yra daugiau nei bet kada anksčiau. Vieni pataria nevalgyti glitimo, kiti atsisakyti pieno produktų, treti badauti, ketvirti pradeda vartoti 10 papildų, 5 sportuoti kiekvieną dieną. Ir žmogus nuoširdžiai stengiasi, tačiau kuo daugiau bando, tuo labiau pasimeta. Ir mano supratimu geriau yra mažiau temų vienu metu, bet taip, kad kartu su tema ateitų kažkoks įrankis ir kad jisai taptų jūsų kasdienio gyvenimo dalimi, kad jisai taptų įpročiu. Ir rytų medicinoje apskritai yra sakoma, kad vieno recepto visiems nėra, kad tas pats patarimas vienam žmogui gali būti labai naudingas, o kitam absoliučiai netinkamas. Ir pirmas žingsnis nėra ieškoti dar vieno stebuklingo metodo. Pirmas žingsnis, aš sakyčiau, turėtų būti suprasti, kas darosi būtent jūsų organizme. Ir šiandien apie tai kalbėsime tikrai nemažai. Bet aišku, tokie supratimai neateina per dieną ar per valandą. Ir jeigu aš šiandien tuo savo pasakojimu bent jau įžiebsiu norą ieškoti ir suprasti, tai manau irgi jau bus labai labai daug. O jei norėsite eiti gilyn, tai tikrai kviečiu tai daryti kartu, iš lėto ir labai individualizuotai. Dabar kitas labai labai svarbus dalykas. Beje, matau, kad keliauja klausimai. Ir labai ačiū, kad juos rašot. Aš į klausimus būtinai atsakysiu šito mūsų susitikimo pabaigoje. Atsakysiu į visus, ramiai neskubėdama. Tiesiog dabar nenoriu blaškytis, noriu papasakoti tai, ką esu pasiruošusi ir apgalvojusi, ką noriu jums pasakyti, ir paskui tikrai pereisiu prie jūsų klausimų. Tai drąsiai rašykit klausimus į šitą lentelę, labai gerai, kad kažkas ir parašėt ir prisiminiau tai pasakyti. Tai dabar kitas labai svarbus dalykas arba trečioji priežastis, kodėl neveikia tai, ką darote. Dažnai neveikia. Todėl, kad dažnai mes darom tokius pavienius dalykus, mes neturim komplekso, neturim sistemos. Ir tikrai dažnai matau, kaip žmonės savo tas ilgalaikės problemas bando susitvarkyti tokiomis netinkamomis arba, gal netinka žodis netinkamomis, gal reikia sakyti nepilnomis priemonėmis. Pavyzdžiui, praeitą savaitę gavau klausimą iš vienos pacientės, ar akupunktūra arba akupresūra, tai yra taškų stimuliavimas adatomis arba pirštų pagalvėlėmis, kūno taškų, ar galime šitais būdais numesti svorio. Ir tada irgi taip staptelėjau ir susimąsčiau, galvoju, kaip atsakyti į tokį klausimą. Teoriškai galima, jeigu taip trumpai. Tai taip, aišku, yra taškų, kurie mažina alkį, kurie sukuria ten sotumo jausmą, kurie veikia virškinimą, viskas taip. Bet aš sakyčiau, kad teisingiau atsakyti į tokį klausimą, arba į daugelį su sveikata susijusių klausimų, tai atsakyti, kad taip, ir šitas, ir tas, ir trečias metodas, jie gali prisidėti prie problemos sprendimo. Nes tam, kad problema išsispręstų, kad simptomas pranyktų,
tai mums reikia prisikasti iki jo šaknų, iki jo priežasties. Ir kada mes suprantam, kodėl tai daroma, tada mes galim iš tikrųjų labai veiksmingai spręsti. Tai kas tai yra ta sistema? Tai reiškia, kad mums reikia žiūrėti gyvenimo būdą. Kad mes dažnai spręsdami tik tai simptomą, mes ignoruojam gyvenimo būdą, ieškodami kažkokios stebuklingos žolelės, stebuklingo taško ar stebuklingo papildo. Bet toliau gavę tą žolelę, papildą ar kažką, vis tiek toliau miegam 5 valandas, toliau kažkaip prastai reaguojam į stresą, nedidinam to savo atsparumo stresui, valgom paskubomis, beveik nejudam ir tada nei viena tokia padrika pavienė priemonė iš esmės jinai negali kompensuoti tokio gyvenimo būdo, nes tas gyvenimo būdas kasdieną, valanda po valandos eikvoja organizmo resursą. O pritaikyti kompleksą ir jį susidaryti, tai reikia mokėti, reikia suprasti tą savo tokį, tikrąjį poreikį ir suprasti savo organizmą. Tai va tas yra labai labai svarbu. Dar viena problema arba atsakymas jums, kodėl gali neveikti kažkokios pasirinktos priemonės, tai yra, kada mes sprendžiam simptomo nepriežastį, nuo ko aš ir pradėjau iš esmės šitą mūsų susitikimą. Tai pavyzdžiui, skauda galva, mes geriam vaistus nuo galvos skausmo, prastai miegam, ieškom priemonės miegui, pučia pilvą, ieškom tabletės nuo pūtimo ar ten kažkokios žolelės. Viskas tvarkoj, tą simptomą naikinti irgi reikia ir jį mažinti reikia, bet neišsprendę problemos iš esmės, tie simptomai tiesiog kartosis. Mums reikia išsiaiškinti, kodėl tas organizmas pradėjo taip veikti. Dar viena priežastis yra labai dažna beje šiuolaikinio žmogaus problema, kad mes labai labai tikimės greito rezultato. Ir tie sveikatos susitikimai, jie nesusiformuoja per savaitę. Ir jie kaupiasi mėnesiais, metais. Ir lygiai taip pat organizmas turi gauti laiko atsistatyti, atkurti savo resursą. Ir net jeigu mes taikome idealias priemonės ir visą priemonių kompleksą, to laiko vis tiek reikia. Ir kaip negalim tikėtis, kad kažkokia pasėta sėkla išdygs ir tas medis užaugs per savaitę, lygiai taip pat ir kūnas ilgai gyvenęs kažkokiam disbalanse, disharmonijoje, per kelias dienas irgi į pusiausvyrą nesugrįž. Kas dar su kuo susiduriu ir matau, tai kad trūksta nuoseklumo. Žmogus 1 savaitę labai labai stengiasi, paskui 2 savaitės nebeturi laiko ir vėl tada viskas prasideda iš naujo. O organizmui iš tikrųjų geriau yra maži, bet kasdien kartojami veiksmai, negu tokie trumpi, tokie entuziazmo protrukiai, kad atrodo ir tą pritaikysiu, ir viską padarysiu, ir dar nuo pirmadienio ir viskas bus gerai. Tai reikalingas įprotis, aišku, reikalinga sistema, įprotis, reikalinga motyvacija, reikalingas turbūt specialistas šalia ir tada tą visą kompleksą po truputėlį mes galime įgyvendinti. Ir aišku, kas yra labai didelė problema vakarų visuomenėje, tai sakyčiau, kad neatsižvelgiama į žmogaus individualumą. Nes labai svarbu suprasti, kas rytuose yra tas įgimtas toksai supratimas, kad 2 žmonės su tuo pačiu simptomu nebūtinai turi tą pačią problemą. Ir vienam nuovargis sukels, pavyzdžiui, energijos stoka, kitam vidinis karštis, čia kalbu rytų terminais, apie juos irgi pakalbėsim truputėlį plačiau netrukus. Trečiam tą sukels emocinė įtampa. Ir kelias į sveikimą dėl to yra absoliučiai skirtingas. Ir būtina suprasti, kaip funkcionuoja kūnas, išmokti atskirti žmonių tipus. Apie tai pakalbėsiu irgi šiandien truputėlį vėliau. Ir suprasti, ko kiekvienam tam žmogui, individui reikia. Ir būtent apie tai ir ta galų gale ir ta 12 mėnesių programa. Dėl to jin yra 12 mėnesių. Todėl, kad mes turim suprasti, išmokti, išsiugdyti įprotį, pritaikyti ir aišku, svarbiausia atsirinkti tai, ko reikia kiekvienam žmogui asmeniškai. Ir dabar toliau, čia jau suvardinau, kodėl gali neveikti tos jūsų taikomos priemonės. Ir toliau noriu pakalbėti, kokius tuos signalus mums reikia atkreipti dėmesį. Nes iš tiesų, kaip ir užsiminiau, organizmas siunčia begalę signalų. Ir mes tikrai nemokam klausytis, o kartais tiesiog ignoruojam, gal kartais ir sąmoningai ignoruojam, nes kartais pasirinkimas ignoruoti yra lengvesnis negu spręsti. Nes spręsti tai reiškia sustoti, spręsti tai reiškia imtis priemonių, imtis atsakomybės ir keisti, o keisti dažnai būna labai labai sunku.
Tai dažnai girdžiu sakant, kad visiškai netikėtai susirgau, viskas buvo gerai ir staiga pradėjau griūti, pradėjau byrėti. Arba dar dažniau sako trauma, atsitiko lygioje vietoje, turbūt ir jūs esat girdėję, kad nieko atrodo, va, ėjau ir staiga trūko, lūžo, skilo, parvirtau. Ir nėra taip. Iš tiesų, dažniausiai kūnas labai labai siunčia signalus ir siunčia ilgą laiką, kad jo vidinė pusiausvyra sutriko. Ir mes tų signalų problema yra ta, kad mes jų neatpažįstam arba tiesiog išmokom juos ignoruoti. Ir tas organizmas, kol jis dar gali prisitaikyti, jis kalba tyliai, o kai jau jisai nebegali prisitaikyti, dažnai būna jau, smarkiai pavėluota. Tada jau atsiranda sveikatos sutrikimai. Ir dabar pakalbėkim apie tuos signalus. Padarykim tokį vėl nedidelį testą. Vėlgi, nieko jums nereikės daryti, neišsigaskit, kad čia kažką reiks labai spręsti arba tuo labiau pasakot galbūt apie savo problemas, jeigu to nenorite, tikrai nereikia. Tiesiog mintise pabandykit paskaičiuot arba užlenkti pirštus, ar bent kartą per savaitę, per pastarąsias savaitės, pavyzdžiui, jūs pagalvojot arba pajutot tokius simptomus. Pavyzdžiui, nuolatinis nuovargis. Čia aš kalbu ne apie tą nuovargį, kuris atsiranda po sunkios darbo dienos, o nuovargį, kuris nepraeina net pailsėjus. Nuovargį, kurį jaučiat ryte pabudę. Pagalvokit, ar sakėt savo mintise, kad neturiu energijos. Turiu prisiversti keltis. Atsikeliu tik su žadintuvu. Kol įsilinguoju, įsivažiuoju ryte į darbus, į dieną praeina labai daug laiko. Pagalvokit, ar buvo per pastarąsias šitas savaitės sunku užmigti. Kai gulit, atrodo nuovargis yra, gal net pervargimas, o užmigti nepavyksta. Ar buvo, kad prabudot naktį? Galbūt tie pasikartojantis tokie buvo prabudimai. Galbūt prabudę nebeužmigot. Arba ilgai neužmigot. Ryte jautėtės nepailsėję. Ar per šitas, tarkim, porą paskutinių savaičių bent kartą jautėt, kad pūtė pilvą? Jautėtės apsunkę po valgio? Jautėt rėmenį kylantį, tą vadinamą tokį graužimą, rūgštį, kaip kas skirtingai vadina? Galbūt paleido vidurius arba atvirkščiai užkietėjo viduriai. Galbūt jautėt raumenų įtampą. Įtemptus pečius, iki skausmo įtemptus pečius. Kaklą, žandikaulį, kad atrodo dantis sukasti, net kai miegat, prabundat ir jaučiat, kad dantis yra sukasti, kad viskas yra įsitempę. Juosmuo įsitempęs, kada nebegalit pasilenkti. Kada atrodo, kad kūnas yra toks tarsi su šarvu, tarsi pasiruošęs gintis bet kuriuo momentu. Tiek čia, tiek juosmuo. Toks visas atrodo įsitempęs netgi iki skausmo. Galbūt jautėt pasikartojančius skausmus. Galvos, nugaros, kaklo, sąnarių skausmus. Nebūtinai nuolatinius, bet tokie, atrodo, užėjo, praėjo. Vėl kažkada užėjo, praėjo. Galbūt kvėpavimo pokyčiai atsirado. Nebūtinai galvoti apie tai, kad kvėpavimas tapo paviršutinis ar greitesnis, žmonės ne visada patys tai pastebi. Bet pavyzdžiui, ką galit pajusti arba net paklausti artimųjų, nes jie dažnai tuos dalykus mato, tik ne visada sugalvoja, kad reikia pasakyti apie tai. Tai pavyzdžiui, noras atsidusti, noras įkvėpti, atrodo kvėpuoju, bet neįkvėpiu tiek, kiek reikia. Arba pavyzdžiui, dažnas noras žiovauti. Ar tokie simptomai yra. Emociniai signalai yra labai stiprus. Organizmo signalai apie tai, kad kažkas yra ne taip. Tai pavyzdžiui, pagalvokit, ar jaučiat dirglumą, kada viskas erzina. Atrodo smulkmena, bet kažkaip sudirgina. Pasidarėt tokie jautresni. Nerimas. Lyg nėra priežasties, bet tas nerimas viduj kažkas vyksta. Kantrybės stoka. Atrodo, anksčiau lyg turėjau kantrybės, dabar išveda iš pusiausvyros labai greitai. Emocinis išsekimas. Galbūt pajutot, kad pasikeitė apetitas. Nuolatinis alkis arba potraukis kažkokiam saldumynam atsirado, persivalgymas. Galbūt atsirado didelis noras valgyti vakarais arba apskritai apetitą prarandat.
atvirkščiai. Vieni turi ne tokį besaikį alkio jausmą, o kiti absoliučiai nebenori valgyti. Na ir dar vienas labai labai stiprus simptomas, bet jis jau yra labai stiprus, kada žmogus jaučia, kad jisai savęs nebejaučia. Kada nebejaučia, kad yra pavargęs, kada nebejaučia alkio, kada nebejaučia įtampos, kai atrodo, tiesiog gyvenu, tos dienos bėga, ar laukiu kažko, nežinau ko, bet atbukau, nuo visko atbukau. Tai dabar klausiu jūsų, čia vėlgi jūs nebūtinai turite atsakyti, galite ir atsakyti, jeigu norėtumėte, aišku, visada tas toksai, grįžtamasis ryšys iš auditorijos visada yra labai svarbus, bet pagalvokit, kiek varnelių mintise sudėjot, arba kiek pirštų užlenkėt. Va, kažkas rašo 5, kažkas gal 1, kažkas gal 9. Tai jeigu save atpažinote bent keliuose punktuose, tai iš tikrųjų noriu jūs nuraminti, kad tos problemos yra sprendžiamos. Ir aišku, noriu jums pasakyti, kad nėra gerai, nes va, matau skaičius visokius, ir 9, ir 7, ir 10, tai dideli skaičiai. Ir visa tai yra jūsų organizmo siunčiami signalai, kurie atrodo, ai, kas čia tokio, neišsimiegojau, tai vat rašot, jausmas ir kartojasi noras įkvėpti giliai ir žiovauti, beje, žinot, ką tai reiškia, šitas noras daug gali būti, aišku, gali daug priežasčių būti, bet kaip viena iš priežasčių to tokio nuolatinio žiovulio, tai rytų medicina įvardina kaip būtent inkstų energijos išsekimas. Būtent kada mums reikia stiprinti inkstus. Ir nes inkstai yra mūsų energijos generatorius pagal rytų mediciną. Būtent čia akumuliuojasi ta mūsų visa energija, kuri paskui kyla aukštyn ir stuburų tiesiog maitina mūsų vidaus organus. Ir iš tiesų, jeigu šiandien atpažinote save bent keliuose tose punktuose, tai aš siūlyčiau, kad vis dėlto nereikėtų jų ignoruoti. Nes taip atrodo, kad čia smulkmena, taip atrodo gal praeis, bet tai yra rimti signalai. Ir tuos dalykus galima spręsti. Čia nėra pasaulio pabaiga. Ir tikrai labai gerai, kad va jūs dabar paklausėt savęs. Sustojot truputėlį. Aptikot kažkokį tai momentą. Ir galima tą spręsti. Tai tuos sprendimus galima integruoti savo gyvenimą. Ir tikrai tas gyvenimas, tas pokytis tikrai gali įvykti. Ir aš labai, labai kviečiu tam pokyčiui. Nes tos ligos, kaip pat ir kalbu, tai dažniausiai nėra atsitiktinumas. Ir traumos. Dažnai žmogus sako, kaip trauma gali būti neatsitiktinumas, kaip tie simptomai gali parodyti. Labai paprastai, labai paprastas pavyzdys, pavyzdžiui, žmogus ilgą laiką per mažai miega, nebeturi energijos, yra išsekęs, raumenys nuolat įsitempia. Aišku, kad viso to pasekoje sutrinka koordinacija, sutrinka dėmesio koncentracija ir rizika susižeisti tampa gerokai didesnė. Ir tada trauma tampa ne pirma problema, nes mums atrodo, va dabar trauma, bet čia gali būti paskutinis organizmo bandymas jums pasakyti, kad sustok pagaliau. Negali taip tęstis, kaip man labai patinka, kaip gydytojas Dalius Barkauskas sako, jeigu žmogau tu pats nesustosi, kūnas ras būdų tave sustabdyti. Tik labai gaila, kad tie būdai dažniausiai ir būna tokie, mums ekstremaliai nemalonus. Tai būna liga, tai būna negalavimas, tai būna traumos, tai tokie dalykai, kurie iš tiesų priverčia mus atsigulti, pailsėti, pagalvoti, sustoti, galbūt persižiūrėti mitybą, persižiūrėti gyvenimo būdą, pagalvoti, kaip kvėpuojam, kaip judam, kaip gyvenam, su kuo bendraujam. Visi šitie dalykai daro didelį įtaką mūsų gyvenimui. Beje, jeigu tarp jūsų yra tokių, kurie mintise savo pasakėt, kad aš jau nebežinau, ką jaučiu, čia paskutinis tas mano punktas išvardintas buvo, kad jau gal nieko nebejaučiu. Tai apskritai rytų medicina ir kuksando sako, kad žmogus turėtų pats labai gebėti atskirti, ko jam reikia. Nesvarbu, ar kalbam apie judesį, ar kalbam apie maistą, ar kalbam apie kvėpavimą, ar apie gyvenimo būdą, apie žmones, apie darbus, apie veiklas. Žmogus labai labai turi didžiulį potencialą pats susidėlioti viską teisingai, bet mes esam labai nutolę nuo savo prigimties,
apie tai nebemąstome, kažką nugirstam, čiumpam, griebiamės kraštutinumų, nebesuprantam, nebeatskiriam savo įpročio nuo kūno poreikio ir tada ir prasideda užsisuka tas visas ratas. Ir iš tikrųjų, taip pat pagalvojus, kada paskutinį kartą jautėte, kad tikrai žinot, ko norit. Tikrai žinot, ko nori jūsų kūnas. Ir turbūt didelė dalis jūsų mintise savo pasakytų, žinau, pagalvoja, nori poilsio. Dažnai girdžiu iš to, kad oi, aš tiesiog norėčiau pailsėti, pabūt ramiai, bet tas gyvenimas bėga ir to neišeina. Ir vienas iš tokių labai aiškių pavyzdžių, kaip mes nutolę nuo savo prigimties, tai yra mūsų kvėpavimas. Tai gimęs kūdikis kvėpuoja idealiai. Jis kvėpuoja pilvuku, per nosytę, ramiai savo. Tai niekas jo nemoko taip kvėpuoti, jisai gimsta. Jis gimsta tobulas. O vėliau augant dėl streso, dėl įtampos, dėl nuolatinio mąstymo, skubėjimo, kas galima, ko negalima, kaip daryti, ką daryti, kodėl daryti, tas kvėpavimas kyla aukštyn, greitėja, nes energija eina paskui mintį. Ir jeigu mintis yra čia, energija irgi bus čia. Ir vat kaip jūs rašot, kad įsitempęs kaklas, pečiai, nugara, turbūt todėl, kad turi daug minčių. Nes tada energija yra čia, įtampos visos yra čia ir kvėpavimas, aišku, tada natūraliai kyla į viršų. Ir mes net nepastebim, kad taip jau gyvenam dešimtmečius su tuo pakilusiu kvėpavimu, su įtampom, su visa energija, kuri yra susikoncentravus kūno viršuje. Ir čia tai aišku, aš pirmiausia ir labai galiu parekomenduoti Kuksando kvėpavimo mokyklą, nes mano galva jinai yra absoliučiai tobula ir tikiu, kad čia esantis Kuksando specialistai ir praktikuojantis, nes matau, kad jūsų yra tikrai nemažai, gali man pritarti, nes tai nėra technika, ką svarbiausia pabrėžti. Kuksando kvėpavimas yra ne technika, tai yra grįžimas į prigimtį, prie savo prigimtinio kvėpavimo. Ir dabar noriu, labai, man atrodo, svarbi tema yra, kas vyksta, jeigu mes nemokam kvėpuoti ir pradedam nuo technikų. Mes dar negrįžom į savo prigimtinį kvėpavimą, mes kvėpuojam čia paviršutiniškai, krūtine, pečiais, kai įkvėpiam va šitaip arba gaudom tą orą, atrodo vis nepavyksta įkvėpti normaliai ir staiga kažkas pasiūlo kažkokią kvėpavimo techniką. Tai va, jeigu mes pradedam nuo technikų, mes galim dar labiau pagadinti reikalus. Nes pirmiausia reikia išmokti arba sugrįžti tą paprastą prigimtinį diafragminį kvėpavimą. Taip, kaip kvėpuoja tas ką tik gimęs kūdikis. Ir vien pasakė, kad nuo rytojaus kvėpuosiu pilvu, pagal Kuksando tai mums reikia kvėpuoti pilvo apačią, truputėlį žemiau bambos, ta vieta. Kvėpuoti tai reiškia, kad kai įkvepiam, ta vieta išsipučia, kai iškvepiam, ta vieta kaip ir susileidžia, tarsi kai įkvepiam, tas pilvas tarsi prisipildo oro arba energijos. Ir galit pasižiūrėti, net ir tie, kur galvojat, kad kvėpuojat pilvu, tai irgi galit pasitikrinti. Vieną ranką dėt po bambą, kitą virš bambos, ne ant krūtinės, bet abi rankos ant pilvo iš esmės, tik viena virš bambos, kita po. Ir pabandykit įkvėpti vieną ranką ir į kitą ir pajusit skirtumą. Tai Kuksando kvėpavimas, tas jau gilusis diafragminis, tas prigimtinis kvėpavimas, tai yra, kada jau kvepiam į tą ranką, kuri yra po bamba. Tai va, tai čia mums reikia grįžti būtinai prie šito pagrindo, mes nuo to, beje, aš nuo kvėpavimo pradedu turbūt kiekvieną ir savo konsultaciją, ir individualią, ir lygiai taip pat visas savo programas mes irgi pradedam nuo kvėpavimo, nes kvėpavimas absoliučiai yra pagrindas, nuo kurio reikia pradėti. Nesuvaldžius kvėpavimo mes negalime eiti toliau ir niekur mes toliau nenueisim. Tai va, tai nėra taip paprasta, kad pasakysiu, kad viskas dabar kvėpuosiu pilvu, nes pirmiausia, aišku, mums reikia nuleisti tas mintis, tai nėra taip paprasta. Ir čia grįžtu prie tų technikų. Kodėl aš sakau, kad jos kartais gali būti pavojingos? Pavyzdžiui, dabar kažkaip nežinau, kodėl taip sukrito, bet būna, kad vieną savaitę ateina žmonės, kurie daugiau viena problema, kita. Kažkaip va taip susidėlioja. Ir dabar pastaruoju metu kreipiasi žmonės, kurie atlieka įvairiausias kvėpavimo technikas, kurios kelia aukštyn energiją. Tai pavyzdžiui, arba visokie plekšnojimai į viršų, arba ten tokie pakvėpavimai su mąstymu, kad aš pakeliu energiją į galvą, aš maitinu smegenis, įvairiausių jų būna. Esu ir anksčiau susidūrus ir su labai rimtom pasekmėm šito, todėl kad tai skamba tarsi gerai, va, mes pakelsim tą energiją, mes gausim energijos, mes turėsim energijos, kaip ir tas pasakymas skamba puikiai, bet
Šiandien daugumo žmonių problema yra ne per tai, kad mes turim per mažai energijos, bet problema, kad ta visa energija jau ir taip yra galvoje. Todėl, kad, kaip sakiau, mintis čia, visa zuja šičia, energija pakyla paskui mintį ir viskas yra čia. Tai rodo, jeigu jūsų pečiai yra įtempti, kaklas įtemptas, jeigu kankina nerimas, jeigu kankina panikos atakos, tai rodo netinkamą energijos pasiskirstimą. Ir greičiausiai tai rodo, kad energija yra čia. Ta įtampa, tos nesustabdomos mintis rytuose yra vadinamos karščiu. Ir tas karštis, jisai persikelia į viršutinę kūno dalį, raumenys įsitempia, energija nebeprateka, sutrinka kraujotaka, mes sukamės tokiam uždaram rate, karštis pakilęs aukštyn, kojos sunkios, energija išsisklaidžius. Aišku, tada mums atrodo, kad tos energijos trūksta. Ir tada kažkoks žmogus jums pataria, kad reikia vieną kitą techniką panaudoti, kad tą energiją mes tiesiog pakeltumėm ir jos turėtumėt. Ir tada atrodo, energijos atsirado po kelių tokių bandymų pakvėpuoti ar tą energiją pakelti, o kas vyksta iš tikrųjų? Iš tikrųjų, daugiau jos ten neatsiranda. Tai nėra cirkuliacijos užtikrinimas, tai yra energijos visiškas sukelimas aukštyn. Ir jeigu mes nemokam jos nuleisti ir nuraminti, o dažniausia nepamoko, kaip ją nuraminti. Ir tada, kas prasideda? Tada prasideda baisus galvos skausmai, prasideda migrenos, nerimas dar didesnis, panikos atakos, didžiuliai skausmai, netgi regėjimo sutrikimai. Nes jeigu čia viskas užsispaudžia ir nei energija, nei kraujas negali normaliai cirkuliuoti, tai aišku ir smegenys normaliai nemaitinami. Prasideda visi tie smegenų rūkai, koncentracijos sutrikimai, dėmesio sutrikimai, akių problemos, galų gale regėjimo, nes akys irgi maitinamos taip pat kaip smegenys. Ir netgi iki psichikos sutrikimų ir iš tikrųjų esu susidūrus dėja ne kartą, kada netgi iki labai labai rimtų ir psichikos sutrikimų, tas pernelyg didelis energijos kelimas. Tai mokantis kvėpuoti, būtinai pirmiausia išmokyt prigimtinio žmogaus kvėpavimo. Ir tik tada, kai jausit, kad jūs kvėpavimą valdot, tada galima pereiti prie technikų, jeigu norisi. Bet tik prisiminkit, kad kiekviena technika turi savo paskirtį. Ir tos paskirtys jos gali būti labai labai geros, bet jums turi to reikėti. Nes technika tai nėra viso gyvenimo kvėpavimas. Tai yra dalykas, kuris sprendžia tam tikrą problemą. Tai pasižiūrėti, ar tikrai jūs turit tą problemą ir tada ją spręsti. Bet tik pirmiausia prieš tai, prisiminus, kaip reikia kvėpuoti iš esmės ir tikrai. Tai čia vienas iš pavyzdžių, kaip mes esam nutolę nuo savo prigimties ir kaip mes kartais iš tikrųjų pridarom nesąmonių, norėdami savo padėti. Kitas pavyzdys, kaip nuo tos prigimties mes esam nutolę, irgi iš mano tokios kasdienės praktikos, tai yra vėlgi tikra istorija, kada sako, čia beje irgi pasikartojanti istorija yra. Tai kai sako žmogus, man žinokit nuo varškės ir jogurto tai tikrai nieko, aš jau daug metų valgau. Ir aš sakau, o kodėl jūs kreipiatės? Sako, nes pučia pilvą, odos problemos, nuolat sergu, nemiga kankina, sąnariai skauda. Ir žmonės nesusieja šitų dalykų, labai dažnai nesusieja. Aišku, sakysit, gal ne kiekvienas privalo viską žinoti, bet kita vertus aš sakysiu, kad reikia turėti bent bazinį supratimą. Nes jeigu jūs neturit tokių esminių supratimų apie savo kūną, kaip jisai funkcionuoja, jūs net pasirinkti negalėsit, nes jums atrodys ir čia pasakė lyg protingai kalba, ir ten protingai kalba, ir tada, kai pradedi viską bandyti, ir tada taip ir išeina, atrodo, tiek daug darau, o nieko rezultato nėra. Tai aš manau, kad vis dėlto, jeigu, tarkim, kažkoks produktas jų suvalgius, tai nereiškia, kad būtinai turi išberti kūną arba staiga atsitikti kažkoks priepuolis, ne. Bet jeigu jūs, tarkim, naudojat produktus, kurie iš principo netinka jūsų prigimčiai, apie ką kalba tradicinė korėjiečių medicina Sasang, tai ilgainiui tai pasireikš kažkokiais sisteminiais tokiais sutrikimais, kažkokia nemiga, kažkokia liga, kažkokiu sunkumu, tai nebūtinai pasireikš tuo momentu, kai jūs tą produktą, suvalgot, sakykime. Nors iš tikrųjų, pavyzdžiui, man tai viduriai, pilvo pūtimas, oda ir sąnariai yra, mityba man yra vienas ir neatsiejamas dalykas. Nors daug kas nesusieja, pavyzdžiui, sąnarių nesusieja su mityba, su maisto produktais, tai apie tai irgi galėsim pakalbėti. Lygiai taip pat kaip susiję yra svoris,
energijos stoka, nuovargis, nemiga, lėtinės ligos, kvėpavimas, maistas ir judesys. Irgi yra absoliučiai vienas blokas, kur nelabai yra ką išbraukti. Tai va, dabar grįžtu toliau prie to svorio, kur sakiau, kad vis laikysiuos šitos linijos svorio ir mitybos, kalbėdama apie vis paliesdama kitas problemas ir paaiškindama, kaip sistemiškai suprasti tą žmogaus kūną. Tai dažnai susiduriu ir jūs turbūt susidurėt ir gal ir patys pagalvojat apie tai, kad reikia numesti svorio. Aplinkoje daug kas nori, kažkaip toks tarsi privalomas reikalavimas šiuolaikiniai visuomeniai. Pirmiausia, tai pasakysiu, kad aš nepritariu šitai bangai ir kad tikrai sveikas žmogus, sveikai lieknas žmogus dažnai neatitinka to liesumo standarto ir dažnai atrodo apkūnesnis, negu ta vakarų visuomenė norėtų žmogų matyti. Tai nesakau, kad tai yra gerai vaikytis šito, bet pakalbėkim iš tikrųjų, kad iš tiesų žmogus turi viršsvorį ir kreipiasi į specialistą. Ką daryčiau aš? Tai aš pirmiausia nerodyčiau to alkio taško ar kažko, bet aiškinčiausi, kodėl tas svoris atsirado ir kodėl jisai nesitraukia. Tai ką reikėtų aptarti, ką aš bent jau būtinai aptarčiau. Išsiaiškinčiau apie žmogaus gyvenimo būdą, visas iš esmės detalės, nuo ryto iki vakaro. Išsiaiškinčiau mitybos įpročius. Aišku, išsiaiškinčiau naudojamus maisto produktus. Vėlgi, atsakymas neturi skambėti, va tarkim, jeigu jūsų klausia, arba jūs patys dabar galvojat apie tai, ką aš kalbu, ir pasakiau maisto produktus. Ypatingai dažnai girdžiu atsakymą, kad aš valgau tik sveikus produktus, arba tik ekologiškus, arba tik iš ūkininkų, arba tik iš tikrai patikimų pardavėjų. Tai čia neatsako į klausimą, kokį produktą jūs vartojat. Nes produktas tai yra karvės pienas, ožkos pieno sūris, tai yra obuolys, tai yra vištiena, tai yra paprika, tai yra avižų kruopos. Čia yra produktai. Paskui jau kitas klausimas, ar jie yra ekologiški, ar jie yra užauginti be nitratų, ar ten vienokie ar kitokie. Bet čia mes kalbam apie produktus, ne apie tai sveikas ar nesveikas, nes kas gali būti sveika man, pavyzdžiui, man pagal mano tipą prigimtinį, man yra tinkama kiauliena. Ir jeigu aš šiaip paklausčiau žmonių, ar jūs valgot kiaulieną, turbūt dauguma jūsų pasakytumėte, oi ne, jau daug metų nevalgau. Jeigu paklausčiau, kodėl, turbūt vėlgi kažkokio konkretaus atsakymo ir nebūtų. Nes daug kas sako, kad negalima, nes beveik niekas šiais laikais nevalgo, nes jinai gal yra per riebi, gal per kažkokia ir taip toliau ir panašiai. Tai va, tai kai kalbam apie produktus, pagalvokite apie konkrečius produktus, ką jūs valgot. Ar žmogus vartoja alkoholį, be jokios abejonės paklausčiau. Pasidomėčiau, kaip žmogus reaguoja į stresą, nes streso eliminuoti mes negalim ir turbūt neturim tokio tikslo ir galimybių, bet reakciją žmogaus į stresą mes ugdyti galim. Išsiaiškinčiau, kokia yra žmogaus emocinė būsena, pakalbėtumėm apie lėtinės ligas, jeigu tokių yra. Be abejo, jeigu yra kažkokie daryti kraujo tyrimai, tai būtinai reikėtų pasižiūrėti ir juos. Kodėl šituos dalykus? Todėl, kad tada mes matytumėm problemos pradžią ir problemos šaknį. Ir va čia Dalia klausia, ką daryti, jeigu svoris krenta. Tai iš esmės irgi reikia ieškoti problemos priežasties. Nes nėra vieno atsakymo kiekvienam. Vienam svoris krenta dėl ligos, kitam dėl netinkamos mitybos, trečiam vėlgi dėl tos paties reakcijos į stresą ar kažkokių emocinių didelių dalykų, kažkam dėl kažkokios lėtinės ligos. Daug gali būti priežasčių ir būtent mums reikia surasti priežastį, o ne iš karto gydyti simptomą. Tai kada mes jau surandam priežastį, tada mes galim pradėti tvarkyti tą priežastį. Ir rytuose, pavyzdžiui, persivalgymas niekada nelaikomas yra valios stoka. Ką aš labai girdžiu čia, čia maždaug priaugo svorio, tai neturi valios, neturi kažko. Ne valios stoka dažnai tai yra, dažniausiai. Ir įdomiausia, kad pavyzdžiui, rytuose niekada neklaus, kodėl jūs tiek valgot. Jie klaus, ko organizmas ieško maiste, kodėl jis reikalauja tiek maisto, kodėl neišeina sustoti. Ir tada išsiaiškinus priežastis mes galim susidėlioti planą, kaip tam žmogui padėti. Ir tada galim matyti, ar gali padėti akupresūra ar akupunktūra. Bet greičiausiai vis tiek reikės sistemos. Pavyzdžiui, emocinį foną, miego kokybę aš galiu tvarkyti
adatomis, aš galiu pasiūlyti akupresūros taškus. Bet čia vis tiek aš koreguosiu žmogaus kvėpavimą. Nes jeigu žmogus kvėpuoja neteisingai, jeigu jis kvėpuoja per greitai, per paviršutiniškai, šitos problemos iš esmės išspręsti vis tiek nepavyks. Tai jau būtų akupunktūra, akupresūra plus kvėpavimas. Tada, jeigu, pavyzdžiui, tai yra mitybos problema, jeigu produktai yra neteisingi vartojami, jeigu gyvenimo būdas yra netinkamai sudėliotas, vėlgi nepadės taškas arba vėl nepadės vien kvėpavimas. Jau reiškia, reikia peržiūrėti maisto produktus. Tada vėlgi, valgau gerai, bet per daug neturiu saiko. Pagal rytų požiūrį vėl klausčiau, kodėl? Ar maistas jums teikia tą trumpalaikį malonumą, kurio jūs nepatiriat per visą dieną? Gal maistas kompensuoja jūsų nuovargį? Galbūt tas nuovargis jau yra chroniškas, galbūt yra nemiga, tada aiškinės, kodėl yra nemiga, iš kur atsirado tas nuovargis. Galbūt maistu bandot užsimiršti. Ir matot, kiekvienas tas atsakymas, jisai jau sufleruoja kitą problemos sprendimo būdą. Jau nebus vienodi tie sprendimai. Tai rytų medicina, pavyzdžiui, vardina keletą tokių, gal dažniausiai pasitaikančių persivalgymo priežasčių. Tai pavyzdžiui, nepasisotinimas, nes iš tiesų žmogus jaučia nuolatinį alkį, jaučia nuolatinį nuovargį ir dėl to nori ištisai valgyti. Tas malonumas, maistas tampa vieninteliu malonumu, organizme kaupiasi karštis. Tai karštis tai yra ta emocija, tas emocijų perteklius, kaip ir kalbėjom. Ir nemiga, neišsimiegojimas. Kaip tai galim paaiškinti rytų terminais? Čia dabar paaiškinsiu tais būtent, kaip rytai dar į tai žiūri, rytų medicina. Tai pavyzdžiui, kada sotumo jausmas ateina per vėlai, mes galim įtarti, jog yra silpna blužnies energija. Nusilpusi blužnis. Blužnis rytų medicinoje yra siejama su virškinimu, ne tik skrandis ir žarnynas. Blužnis iš esmės rytų medicinoje yra pagrindinis organas, kuris tą funkcinę, neanatominę prasme padeda virškinti. Ir kada blužnies energija nusilpsta, maistas nebesuteikia pakankamai energijos ir organizmas nuolatos siunčia signalą valgyti daugiau, reiškia, mums reikia stiprinti blužnį. Antra priežastis tai yra, kada mes turim labai tokį stiprų alkį, greitą valgymą, norą valgyti didelėmis porcijomis, didelį troškulį, kada užkietėja viduriai, blogas burnos kvapas, kada yra didžiulis noras rinktis riebų tokį keptą, aštrų, iš esmės nesveiką maistą, tai mes vadinam rytuose skrandžio karščiu. Tai reiškia, reikia gesinti tą skrandžio ugnį. Kita labai dažna problema tai yra kepenų energijos sąstingis. Ir čia dažnai būna, kada mes jaučiam tą emocinį valgymą. Tai viena dažniausių persivalgymo priežasčių. Kada emocijos labai ilgai yra slopinamos, tai pavyzdžiui, tas pats pyktis, nusivylimas, kažkokia vienatvė, nerimas, kepenų energija nebejuda laisvai. Ir tada maistas tampa greičiausiu būdu bent jau trumpam pajusti palengvėjimą. Ir tada tai patiriantys žmonės, jie dažnai sako, nebuvau alkanas, bet atsidariau šaldytuvą ir prisivalgiau. Arba sako, kai nervinuosi, negaliu sustoti valgyti. Tai problema čia nėra alkis, problema yra emocijų reguliavimas, problema yra energijos judėjimo, energijos išjudinimas kūne, reiškia yra sąstingis, reikia išjudinti. Ir čia vėlgi, čia nebūtinai mes turim kalbėti apie kepenų detoksą, kažkokį valymą, čia mes galim kalbėti apie tiesiog energijos, tokį pajudinimą. Taip pat, kaip ir jau kalbėjom šiek tiek apie inkstų energijos silpnumą, tai kai sakiau, kad yra žiovulys, kada mes noris įkvėpti, atsidusti, tai rodo nusilpusi inkstų energija. Ir kada žmogus yra ilgai gyvena išsekęs, kada ta energija yra nusilpusi, daug dirba, mažai miega, organizmui pradeda trūkti tokios gilios energijos. Ir tada žmogus pradeda ieškoti cukraus, miltinių produktų, tos greitos energijos. Ir tada, aišku, ir tas kvėpavimas trinka, ir tas noras įkvėpti, tai daug susijusių tokių priežasčių. Kitas dalykas dar pagal rytų mediciną, tai yra širdies energijos neramumas arba nerami širdis. Kada protas yra nuolat aktyvus, protas visiškai nerimsta, yra labai daug minčių, kankina nerimas, vidinė įtampa, tai žmogus valgo tam, kad nusiramintų. Ir šita priežastis, ta širdies energijos nerami širdis yra labai būdinga vakariniam valgymui.
atrodo, žinot tą situaciją, kada dieną žmogus gali laikytis disciplinos, kokios tik nori, valgyti tam tikrom valandom, tik tai tam tikrą maistą, jokių problemų, viskas einasi kaip iš pypkės, kol neateina vakaras. Ir atrodo, jau galėtume eiti miegoti, bet atsidarai šaldytuvą ir viskas, ir visa dienos disciplina nueina šuniui ant uodegos, kaip sako. Na ir yra dar labai rytuose naudojamas terminas, tai yra gleivės arba flegma. Tai būtent rytų medicinoje ta virškinimo sutrikimai dažnai yra siejami su gleivių kaupimusi. Kuo daugiau gleivių, tuo sunkesnis kūnas, lėtesnė medžiagų apykaita, tinimai tokie prasideda, didesnis apetitas. Ir kada tas persivalgymas pats maitina procesą, kuris vėliau dar labiau skatina persivalgymą. Ir pavyzdžiui, kada žmogus turi daug tų gleivių, taip galit net pasitikrinti liežuvį, pavyzdžiui, iškišę, jeigu liežuvis tokia gleivėta, stora, tokia apnaša, tokia slidi, tokia gliti, tai irgi galima įtart, kad yra tų gleivių. Ir tos gleivės kaupiasi ir pro jas nebeprateka energija. Ir žmogus nebeturi energijos, nors iš tikrųjų tos energijos yra daug organizme, bet jinai nebecirkuliuoja. Tai va tada mums reikia tvarkyti tą visą gleivingumą. Tai va, matot, vienas simptomas tai yra persivalgymas, o priežasčių yra krūva. Ir aš dar tikrai jas ne visas išvardinau, aš tik tai tokias, pagrindiniais blokais tokiais sudėliojau. Ir todėl, va čia ir yra atsakymas, kodėl nėra vienos stebuklingos tabletės, kodėl nėra vieno stebuklingo taško, kuris išspręstų viską. Ir todėl vienas patarimas arba vienas straipsnis kažkur internete tos problemos irgi neišspręs. Todėl reikia to laiko, kad išmoktumėm matyti save arba kitą žmogų kaip visumą, kad surastumėm sprendimą, priežastį pirmiausia problemos, tada sprendimą ir tada tą sprendimą, tą įrankį tam sprendimui ir tada tą įrankį kažkaip implementuoti į savo gyvenimą, į kasdienybę, kad jisai taptų įpročiu. Ir tai tikrai neatsitinka greitai ir todėl mūsų ir siūlymas ir kvietimas jūsų yra jungtis prie ilgų programų, tokių, kurios yra fundamentalios, kuriuose iš tikrųjų yra nuo pradžių iki galo viskas, nuo supratimo iki įpročio. Ir tai pradėčiau nuo kvėpavimo, kaip sakiau, ir visada pradedu, nes tai yra labai labai svarbu, nes jeigu kvėpavimo mes nesusitvarkysim, tai nenurims širdis. Čia prisimenat vienas iš rytų medicinos dažniausių priežasčių. Nenurims kepenų karštis, ta visa stagnacija, nesusitvarkys miegas, neatsiras energijos, žmogus nekaups energijos. Ir reiškia, kad jau vien kvėpavimas kiek išsprendžia problemų. Tai tikrai kviečiu susipažinti su Kuksando, jeigu dar nesate pažįstami, ir išmokti tos Kuksando kvėpavimo mokyklos. Tai tikrai bus labai labai didelis žingsnis į priekį, į tą gerą savijautą ir sveikatą. Galim keliauti toliau ir dar truputėlį pakalbėti apie mitybą. Ir kada kalbam apie sveikatą, mitybą reikia reguliuoti praktiškai visada. O čia, jeigu aš kalbu pagal korėjiečių mediciną, remiuosi būtent korėjiečių medicina, remiuosi Kuksando praktika ir jie sako, kad būtina žinoti žmogaus prigimtinį tipą. Ir jūs negalit pasirinkti tinkamo maisto, jei pirmiausia nepažįstat savęs. Nes nenustatę tipo, vėl susidursime su tuo pačiu, kad valgau viską sveikai, tik gerus produktus, o svoris nekrenta arba neauga, savijauta negerėja. Ir jeigu klausot jau nebe pirmo to mano webinaro, ar gal dalyvavę kažkokiose mūsų programose esat, tai žinot, kad korėjiečių medicina skirsto žmonės į tipus pagal prigimtinę vyraujančią energiją. Ir vyraujančią tą energiją gamtoje turi viskas, pradedant žmogumi, baigiant maistu. Ir jeigu žmogus ir taip savo vyraujančią energiją nuolat pildo ir pildo, jis pradeda sirgti, nes nebelieka pusiausvyros. Tiesiog nebelieka tos kitos energijos, atsiranda visiškas disbalansas ir tai pasireiškia sveikatos sutrikimais. Ir mums maisto reikia tos energijos, kurios mums trūksta iš prigimties. Tai va, pavyzdžiui, vienam žmogui žalios salotos, agurkas arba varškė gali būti sveikata, o kitam tie patys produktai gali būti viena iš priežasčių, kodėl jis jaučiasi blogai arba net serga. Tai pavyzdžiui, karštam žmogui reikia šalto maisto. Kas yra šaltas maistas? Tai yra agurkas, tai yra kiauliena, tai yra tos pačios žalios salotos, arbūzas, miežiai, jūrų gėrybės. Šaltam žmogui reikia karšto maisto.
Karštas maistas tai gali būti avinžirniai, vištiena, obuoliai, įvairiausi prieskoniai. Šaltam žmogui niekada netiks žali kokteiliai. Ir jeigu pirmas kelias dienas ar savaitės atrodys, kad jie suteikia energijos, suteikia lengvumo, tai paskui viskas grįž bumerangu atgal, nes visa tai bus naudojamos jūsų ir taip senkančios organizmo atsargos. Niekada šaltam žmogui netiks agurkai, niekada netiks kiauliena, niekada netiks varškė iš karvės pieno. Kad ir kaip sveikai tie produktai skambėtų ir kad kokie ir jie ekologiški būtų. Ir tai vat čia jau, kada mes susidėliojam kvėpavimą, kada mes susidėliojam maisto produktus, jau galim tada pradėti kalbėti ir apie akupresūros taškus arba akupunktūros taškus, kuriuos galim paspausti ir padėti stimuliuoti savo visą tą sistemą. Lina klausė, ar turit atsijungti, ar bus įrašas, tai įrašas tikrai bus ir tikrai pasidalinsim su visais prisiregistravusiais. Tai dabar parodysiu tą tašką, apie kurį čia žadėjau. Apetito mažinimo taškas yra ausyje, galbūt kažkas jau ir žinot ir esat susidūrę. Tai jisai yra va čia, ausy, matot, yra va čia toksai, arčiau gal prieisiu, va čia toksai išsikišimas tos va mūsų ausies kaip ir kaušelio priekis, va toksai yra. Tai va šitam išsikišime, jeigu durčiau su adata, tiksliau rodyčiau, bet kadangi kalbam apie akupresūrą tai yra, kada mes pirštų pagalvėlėmis stimuliuojame tam tikrus organizmo taškus. Tai va šitą dalį, vadinasi tragus moksliškai, suimam 2 pirštų pagalvėlėm ir tiesiog va taip pastimuliuokim, paspauskim, truputėlį pamasažuokim. Gali būti ir skausmingas, nes šiaip akupresūros taškai, jeigu jie susiję su problema, jie tikrai gali būti skausmingi ir jautrus. Tai neturi, bet gali, tai neišsigąskit. Ir šiaip Kuksando rekomenduoja visada spausti vieną akupresūros tašką vienu metu. Tai neimkit iš karto abiejų tų vietų, bet imkit po vieną. Pastimuliuokit vieną, pastimuliuokit kitą. Nes taip mes nukreipiam tiek energiją į vieną arba kitą tašką. Lygiai taip pat ir centrinė nervų sistema susitelkia į vieną tašką, o neišsklaido savo signalų. Tai yra svarbu. Bet vėlgi, kaip kalbėjom, tas taškas yra alkio malšinimas, bet problema tai vis tiek nėra vien tik alkis, yra dar kažkas. Ir labai dažnai tai būna emocijos. Tai dėl to šiandien prie šito taško aš jums dar noriu parodyti emocijų tašką. Ir jisai yra riešė, vėlgi abiejose riešuose. Taip pat, jeigu dabar yra, aš rodau savo riešą ir matot, aš lenkiu ir čia yra lenkimo linija. Ir jeigu aš nuo lenkimo linijos atmatuoju 3 pirštus žemyn, 3 pirštus pradedant smiliumi. Smilius didysis ir bevardis pirštas, 3 pirštai žemyn. Ir ten, kur jie baigėsi, per vidurį dilbio yra taškas. Tai vat jį irgi paspaudžiam nykščiu, paspaudžiam nykščio pagalvėle ir galim tokiais sukamaisiais judesiais arba taip švelniai paspaudžiant, atleidžiant irgi pastimuliuoti ir vienoj rankoj, ir kitoj. Tai šitas taškas šiek tiek ramina širdį, ramina emocijas. Tai vat jau 2 taškų derinys jau yra geriau negu vien tik tai vienas taškas. Tęskim toliau. Vėl kaip ir tema ta pati, bet pakalbėkim apie vėl problemas ir sprendimo būdus. Vis kalbu apie energiją. Energija cirkuliuoja, energija neprateka, energija stagnuoja, karštis ir panašiai. Tačiau ar energija gali cirkuliuoti kūne, kuris yra nejudantis, kuris yra sustingęs, kuris yra skaudantis? Turbūt kiekvienam yra aišku, kad negali. Ir pagal kūno įtampas, žmogaus fiziologiją, turimas ligas, sveikatos sutrikimus, būtina parinkti pratimus, kurie atpalaiduotų ir išjudintų tą kūną. Masažas, tikrai manau, kad ne vienas jūsų pagalvojo dabar, masažas yra labai gerai. Masažas tikrai atpalaiduos ir nuramins, bet jis padės trumpam, nes jis nesprendžia priežasties. Nes jeigu sistemiškai nieko nepakeisit, po masažo praeis kelios valandos ar dienos ir vėl viskas sušoks atgal. Norit ilgesnio poveikio, tada reikia kvėpavimo ir judesio. Ir tas judesys, apie kvėpavimą jau kalbėjom, o judesys nėra tapatus sportui. Nes dažnai klaidingai manom, kad būtent sportas mus išjudins ir atpalaiduos, bet sportas dažnai mus įtempia. Aš tikrai neturiu nieko prieš sportą ir tai yra labai puiku ir sportuokit ir aš irgi sportuoju, bet mums reikia šalia to, mums reikia atpalaiduoti kūną, atpalaiduoti raumenis ir išjudinti mūsų sąnarius, kad ta energija galėtų tekėti.
Tai, tai ir mums reikia, pavyzdžiui, Kuksando turi pratimų kompleksus tiek atsipalaidavimo, tiek energijos paskirstimo, kurie fantastiškai, tikrai fantastiškai išjudina kūną, atpalaiduoja kūną, išjudina tuos sąnarius. Bet čia vėlgi, čia irgi reikia, nes aš įsivaizduoju, kad tarp mūsų yra labai daug šiandien. Ir tarp mūsų yra visokių, yra labai žmonių stiprių ir fiziškai labai sveikų, kurie gali, daryti bet kokį pratimą. Bet yra tikrai daug žmonių, kuriems reikia padėti tą pratimą suprasti, pritaikyti savo pagal savo sveikatos situaciją, o galbūt kažkokį pratimą net ir išbraukti. Tai va tam visą laiką prie to judesio šalia, prie tos, kol jūs įgausite supratimą apie judesį, supratimą apie tai, kaip tas judesys tinka būtent jūsų kūnui ir jūsų sveikatai, šalia turėtų būti kažkoks specialistas, kuris jums patars, kaip pasakyti, užves ant kelio ir padės atsirinkti. Tai tas vat yra labai labai svarbu. Ir todėl ir taip vis primenu apie tuos mūsų mokymus, kur mes mokysimės ir judesio. Ir mokysimės tikrai labai individualiai pritaikyto judesio. Ir beje, šitos mokymus 12 mėnesių baigę, jeigu turite tam tikrą reikalaujamą, čia jau valstybė reguliuoja šitos dalykus, reikalaujamą išsilavinimą, galite tapti ir Kuksando specialistu ir gauti licenciją ir dirbti šitą darbą. Tai va, daugiau informacijos yra mūsų svetainėje kuksando.lt, tai tikrai kviečiu užsukti, jeigu bent kiek domina tokios ilgos ir nuoseklios programos. Nenoriu čia šito paversti kažkokiu reklaminiu dideliu intarpu, tai tikrai kviečiu pasižiūrėkit, mūsų svetainiai tikrai yra daug pasiūlymų, kur tikrai galit pasirinkti, kaip tą savo sveikatą toliau tobulinti. Tai va, dabar dar kas. Judesys pakalbėjom, kvėpavimas pakalbėjom, akupresūra palietėm, mitybą kalbėjom. Kai sistemoje visi šitie dalykai, aišku, jie veikia kur kas geriau negu pavieniai. Suprantu, kad visus taikyti kartais ir tingulio yra, ir įpročio trūksta, bet tikrai kviečiu po truputėlį vis dėlto pradėti įžengti į tą visumą. Kitas dalykas dar yra papildai. Turbūt irgi daugam susidurta su tuo dalyku ir naudojat gal. Ir papildus tikrai, kiek pastebiu, žmonės labai mėgsta. Ir papildus, ir tinktūras, ir ką tik norit. Ir labai tikrai efektyvūs dalykai, tikrai labai puikus. Bet vienas dalykas. Ar tikrai tikit, kad papildas arba keli lašai tinktūros išspręs visas problemas? Padės, jeigu gerai parinkti. Padės, simptomą pamažins tikrai. Ir visoje sistemoje gali labai efektyviai prisidėti. Labai. Bet jeigu vien tik tai jie, klausimas, nes vėl liksim prie to, kad neišmokom kvėpuoti, neišmokom judėti, nesusireguliavom maisto, ir tarsi toks šalia kažką darom, bet net nepadarom iki galo. Tai apie tai reikia pagalvoti. Ir kitas dalykas, ką labai neskatinu pirkti papildų, tiesiog pirkti. Perskaičiau, išgirdau, nugirdau, nusipirksiu, nes kai žmonės galvoja, nepakenks. Pakenks. Jeigu jūs tikit, kad šitas daiktas gali padėti, jis lygiai taip pat gali pakenkti, jeigu jis yra netinkamai naudojamas. Ir iš tikrųjų man kelia šiurpa žmonės, kurie pradeda vardinti papildus ir jų privardina saują, kai tu supranti, kad tu žmogui jau net pusryčių nebegali parekomenduoti, nes jau nebebus ten vietos tame skrandyje, nes yra kalnas papildų, kuriuos reikia išgerti. Ir tada pradedi klausti, o kodėl pasirinko šitą papildą? Nes pagalvojau, kad gal ten kažką jis gerai veikia. Bet ar pas jūs reikia tai veikti? Sako, kad visiems čia gal lietuviam reikia. Ir prasideda. Ir aš puikiai jūs suprantu ir tikrai atrodo, gal čia reikia ir tas kepenis pajudinti, ir gal čia tą alkį pamažinti, ir čia ir pamiegot geriau norisi, tai ir to reikia, ir ano, ir trečio, ir penkto, ir žiūrėk, jau mes pusryčius pakeičiam papildais. Tai papildai tikrai yra gerai. Geri papildai yra tikrai puiku, bet labai labai skatinu pasirinkti labai gerai apgalvojus ir kada jūs susirašot papildus, kurių jums gali reikėti, dar kartą prisėskit prie to sąrašo ir išsirinkit iš to sąrašo tuos, kurių jums ypatingai reikia dabar. Išsibraukit tuos, dėl kurių dvejojat, kurių galbūt ne taip smarkiai reikia. Juos galėsite įjungti vėliau, kad per daug irgi nėra gerai. Tai mano tikslas visada yra tam žmogui kiekvienam paaiškinti, kad kaip pasirinkti. Kad tikrai nereikia visko, kas yra naudinga arba kas gali būti naudinga. Nes kada per daug visų šitų dalykų, tai irgi gali jie suteikti ir didelę žalą.
Taip. Na ir apskritai dabar jeigu apibendrinti tai, ką aš čia daug kalbėjau, tai visais atvejais sakyčiau, kad pirmiausia reikia atkurti organizmo pusiausvyrą, kad ir kas tai bebūtų. Ar tai būtų sąnarių problema, ar tai būtų mitybos problemos, ar tai būtų viršsvoris, ar tai būtų nemiga, ar dar kažkas. Reikia atkurti organizmo pusiausvyrą. Tai reiškia, kad mums būtina sustiprinti virškinimo sistemą, nes rytuose vis tiek visi tikrina virškinimą. Nes jeigu virškinimas nėra subalansuotas, tai reiškia, kad nei gydymas, nei papildas, nei žolelė, nei niekas kitas nenueis toliau. Mums vis tiek reikia sutvarkyti virškinimą. Mums būtinai reikia sureguliuoti emocijas. Mums būtina sutvarkyti miegą, nes jeigu žmogus nuolatos jaus nuovargį, mes nesutvarkysim nei mitybos, mums nepavyks sutvarkyti kvėpavimo. Jisai negalės adekvačiai judėti, nes jisai bus pavargęs ir tas judesys dar daugiau tą nuovargį kels. Mums reikia energijos cirkuliaciją atkurti. Na ir visus tuos dalykus po truputį darant, disbalansai mažėja. Ir tada galim vėl sakyti, kad ir tas pats sotumo jausmas, jisai grįžta natūraliai. Kažkam sotumo jausmas, o kažkam grįžta natūraliai alkio jausmas, kurį galbūt buvom užmiršę per visą stresą ir įtampą. Nes kažkas klausėt ir kaip priaugti svorio, ne visus vargina problema, kaip jį numesti. Ir taip, lygiai tokiu pačiu principu balansuojant žmogų, mažėja ir kiti dalykai traukiasi, pavyzdžiui, tie patys sąnarių skausmai. Nes, pavyzdžiui, sako, skauda, tinsta tie sąnariai. Vieni sako nejudinti, kiti skiria vaistus. O aš sakyčiau, kad ta mano išvardinta schema tinka ir čia. Judesys yra būtinas, nes sąnarių kremzlės didžiąją dalį maistinių medžiagų gauna tik judesio metu. Tai reiškia, nėra judesio sąnario maitinimo, nėra, jis niekaip nesveiks. Taip pat judesys be pritaikyto ir sureguliuoto kvėpavimo yra niekinis judesys, jis irgi nepadės. Tinkamai parinkti papildai ar vaistažolės fantastiškai gali įsijungti į šitą visą tvarkymo sveikatinimo dalyką. Mityba būtiniausiai. Jeigu tik yra sąnarių skausmai, sąnarių uždegimai, būtina peržiūrėti mitybą. Būtinai, nes čia yra vienas iš pagrindinių faktorių, kodėl tie uždegimai prasideda. Tai va, čia yra labai svarbus šitie dalykai. Tai va, atrodo, tą schemą pasiėmę mes galim taikyti visur. Tą dalyką suprast labai svarbu. Akupresūra irgi lygiai taip pat. Tiek prie alkio, tiek prie streso, tiek prie nemigos, tiek prie tų pačių sąnarių problemų. Tai šitie dalykai yra iš tikrųjų labai svarbus. Ir aš labai tikiuosi, ko dar žinote, apie ką nepakalbėjau? Aš nepakalbėjau apie meditaciją. Čia yra labai didžiulė Kuksando praktikos dalis. Ir tikrai žinau, kad daugelis žmonių sako, kad meditacija yra ne man. Bet vėlgi, tas pats Kuksando turi ilgas meditacijas, turi trumpas meditacijas, turi meditacijas su judesiu, kurie apskritai prabėga kaip akimirka. Ir tos meditacijos, jos gali padėti užmigti, jos gali padėti nurimti, susitelkti, padėti kaupti energiją, užtikrinti jos cirkuliaciją. Ir jeigu jau žiojatės mintise ar garsiai sakyti, kad meditacija yra ne jums, kad jūs ne meditacijų žmogus, tai aš atsakysiu, kad ateikit pas mus, ateikit į konsultaciją, prisijunkit į programą ir jūs pamatysit, kad meditacija tai nebūtinai reiškia begalinį nuobodų sėdėjimą, kada viskas skauda ir kada lenda mintis. Meditacija gali būti fantastiškas dalykas. Ir kitas dalykas, jeigu jūs sakot, kad meditacija yra ne jums, tai mano vidinis balsas sako, kad greičiausiai būtent jos jums ir reikia. Tik galbūt mums reikia parinkti tą meditaciją, kuri būtų komfortiška ir maloni jums. Nes kas mane visada labai žavi Kuksando praktikoje, kad čia jie akcentuoja tai, kad gyvenime turi būti malonumas ir praktikoje turi būti malonumas. Ir kad mes turim vis tiek viską daryti su kažkokiu polėkiu, nes mes tai darom savo ir dėl savęs. Tai yra laikas skirtas mums ir jis turi būti atliktas su malonumu. Nes jeigu jūs dantis sukandę medituosit, dantis sukandę kvėpuosit, kaip sako, atbulais dantim valgysit maistą, kuris jums yra neskanus, tai irgi nieko gero nebus. Tai va, suprasti, po truputėlį įgyvendinti ir tai dar išmokti daryti su malonumu, tai irgi yra didelis menas. Tai va, tikiuosi, kad per šį vakarą pavyko pasakyti, kad sveikata nėra vienas pratimas, vienas taškas ar viena dieta.
kad sveikata yra sistema. Ir būtent todėl ir dar kartą kviečiu į mūsų prisijungti prie mūsų metinę programą, ne dienos seminarą, ne savaitgalio kursą, bet ne kažkokį dar vieną mokymą, bet 12 mėnesių programą, kurioje mes mokome sistemos paremtos tūkstantmečių praktika, tūkstantmečių gyvenimo būdų, analizavimų žmonių ir perdavimu iš kartos į kartą. Ir sistema reiškia, kad vienas žingsnis remiasi kitu. Mokomės kvėpuoti, tada lengviau atsipalaiduoja kūnas. Kai kūnas atsipalaiduoja, lengviau miegoti, pagerėja miegas, lengviau keisti mitybą, atsiranda energijos, atsiranda noras judėti ir tada pokytis tampa tvarus. Tai va, o gyvenimą keičia įpročiai, nežinios. Tai va, per tą laiką galima labai labai susiformuoti įpročius. Taip, tai aš tikiuosi, kad išsinešat ne vieną ir patarimą ir noriu dar pereiti prie jūsų klausimų. Jeigu jūs dar turit ir neuždavėt, tai labai kviečiu juos užduoti čia, parašyti, dar kol neatsijungiat. Ir aš tuoj perskaitysiu, nes mačiau čia keletas tikrai buvo ir esu gavus ir iš anksčiau klausimų, tai irgi galėsiu aptarti. Taip, Gražina klausia, kaip savo galima padėti, kai kartojasi nepilno įkvėpimo jausmas, noras giliai įkvėpti, sportuojant, lipant laiptais, dusulio nėra, ar gali būti nuo virškinimo, ar tai susijęs su diafragma. Toks jausmas atsirado po persirgto COVID-o. Ačiū. Čia irgi, žinot, kaip ir aš ir kalbėjau viso to mūsų susitikimo metu, kad reikia žiūrėti esminę priežastį ir surasti jūsų priežastį, kodėl taip yra. Tai čia visa tai, apie ką aš kalbėjau, irgi galioja. Visos priežastys gali būti susijusios, bet labiausiai aš sakyčiau, kad bandykim per tą kvėpavimą, pabandykim sugrįžti į tą prigimtinį kvėpavimą, kuksando kvėpavimą ir pasižiūrėkit, kaip tai yra. Ir stiprinti, šalia pastiprinti šiek tiek inkstus. Beje, inkstus labai stiprina kaulų sultiniai. Kada mes sverdam sultinį iš kaulo, kuris yra su sąnariu, tai pavyzdžiui kažkokio galvijo koja su sąnariu arba nugarkaulis, tai kuo daugiau mėsos nupjauti, palikti tik patį sąnarį, užpilti vandeniu ir mažoje ugnyje virti ilgai, tai aš turiu galvoje ir 6-12 valandų, kol tas, nepripilant vėl vandens, kol tas vanduo mažėja, jisai pasidaro toks balkšvas, toks kaip eliksyras. Ir tada tą eliksyrą gerti. Tai va, jisai, bent jau rytuose yra sakoma, kad toksai eliksyras labai labai stiprina būtent inkstų energiją. Bet šiaip aišku, čia irgi reikėtų žiūrėti kompleksiškai. Vienas tas, sunku vien iš simptomų pasakyti priežastį, tai čia reikėtų tos analizės turbūt gilesnės. Vargina kulno ataugos pentinai, kreipiausi į medikus, bet pagalbos nesulaukiau, patarė gerti vaistus nuo skausmo. Ką apie tai manote, ar gali būti kokia nors pagalba? Gali, tikrai gali ir aš vėl grįšiu prie kuksando praktikos. Čia reikia nemažai darbo su pėda. Kuksando turi pratimą ir mes judinam nykščio pirmąjį sąnariuką, kuris beje net ir moksliškai vakarų mokslo yra įrodyti tyrimai, kad mažina būtent kulno pentino sukeliamą skausmą. Bet šiaip tai yra būtent tas pėdos atpalaidavimas, pėdos tempimai, pėdos kitų raumenukų stiprinimas, tai su pėda reikia dirbti nemažai. Ir kuksando praktikoje yra integruota labai daug pratimų pėdoms. Tai tikrai yra labai efektyvus būdas ir nepamirškit, kad tai nėra vien pratimas, ta pėda, mūsų kvėpavimas, nors ir atrodo, kad kvėpavimas čia, o pėda kažkur ten, bet kvėpavimas užsuka energijos cirkuliaciją, kvėpavimas užsuka kraujotaką. Teisingas kvėpavimas ir tas diafragmos darbas, kai mes kvėpuojam pilvu, diafragma dirba labiau, jinai nusileidžia labiau, tai reiškia, kad jinai kildama, jinai veikia tarsi veninio kraujo ir limfos siurblys. Vėlgi iš tų kojų tenai atsiranda cirkuliacija. Ta cirkuliacija nueina iki pat kojų pirštų galiukų ir tai irgi padeda tvarkyti problemas. Tai vat vien kuksando praktika jau veiktų sistemiškai šitą jūsų problemą. Tai aš nesakau, kad čia toksai vieną kartą padarius tą problemą išsispręs, bet kad mes tikrai turim labai nemažai teigiamų pokyčių, tai yra faktas. Ir aišku, tada šalia galima naudoti ir akupresūros taškus, galima pritaikyti ir mitybą, nes tada reikia visą kompleksą žiūrėti, galų gale ir tą patį žmogaus svorį pasižiūrėti ir gyvenimo būdą, kiek jūs stovit, kokia yra jūsų avalinė, ant kokio paviršiaus jūs stovit, ar jūs darbas galbūt yra stovimas, galbūt kažkokios grindys kietos ir daug dalykų.
Taip, dėl nagų būklės būtų įdomu. Na, nagai tai daug ką parodo. Nagai, plaukai tai rodo iš principo vėlgi inkstų. Pagal rytus tai yra inkstų būklę, inkstų energijos būklę atspindintis dalykas. Tai jeigu nagai yra nusilpę, žydintis, lūžinėjantis, trukinėjantis, tai irgi galim kalbėti apie inkstus nusilpusius. Panalizuoti ir tai tą energijos trūkumą arba tos cirkuliacijos nebuvimą. Taip, ar galim gauti asmeninę konsultaciją ir kur? Taip, žinoma, galite, dabar tik tai Liepa labai stipriai užpildyta, paskui truputėlį atostogausim, bet nuo rugsėjo ar spalio sugrįšim atgal. Tai visą informaciją rasite svetainėje kuksando.lt. Taip, kaip pavyzdžiui žmogus yra šaltas ir jam maistas yra vienoks, ar bėgant laikui gali pasikeisti žmogaus būsena ir jam reikia keisti maistą, klausė Liudmila. Labai geras klausimas. Korėjiečių medicina sako, kad žmogaus tipas prigimtinis nepasikeičia. Keičiasi šiek tiek mūsų būdo bruožai, mūsų savijauta, nes mes artėjam arba tolstam prie harmonijos. Tai reiškia, kai mes artėjam prie harmonijos, tai mūsų to šilto ir šalto, ta dalis yin ir yang, jinai vienodėja, darosi tokia panašesnė viena į kitą. Kada mes tolstam nuo harmonijos, tai reiškia, kad kažkurios energijos pasidaro daugiau negu kitos. Ir tada ta harmonija mažėja ir mums reikia ją tvarkyti. Tai paprastai atsakant į jūsų klausimą, tai žmogaus tipas nesikeičia niekada. Tai reiškia, kad iš principo jūsų maistas, pagrindinis jūsų maistas, jisai irgi nesikeis. Bet aišku, kada žmogus yra sveikas, kada jisai gerai jaučiasi, tai nėra taip, kad jūs visą gyvenimą kažko negalit valgyti. Tai kada jūs gerai jaučiatės, kada viskas gerai funkcionuoja, tai aišku, kad nieko neatsitiks, jeigu jūs pavalgysit ir tų produktų, kurie jums yra neleistini arba mažiau rekomenduojami. Bet jeigu jau jūs užklumpa problema, jūs turite, suprasdami savo prigimtį, jūs turite žinoti, ką jums daryti, kur kreiptis ir ko atsisakyti. Čia kalbu apie maistą, pavyzdžiui, kad sakykim, viskas, aš jau jaučiu, kad kažkas truputėlį negerai, viskas, aš žinau, kad aš turiu, tarkim, išbraukti pieno produktus, išbraukti kviečius, išbraukti, nežinau, kiaulieną. Kitam žmogui kaip tik gal reikia atsisakyti vištienos, reikia atsisakyti aštrių kažkokių produktų, reikia atsisakyti, nežinau, citrusinių vaisių. Na ir taip toliau, taip toliau. Taip, ar galite pakomentuoti daug permušimų širdies ir aš galvoju, ar čia ne tas pats klausimas, kur aš buvau gavus tuoj sekundėlę, dabar galvoju, tuoj atsidarysiu. Jo, čia jau šitą jūs siuntėte klausimą, aš jį turiu, buvau pasiruošus. Taip, čia apie skilvelių depolarizaciją daug permušimų. Gali reikėti operacijos, jūs sakėt, ir ar gali padėti kuksando. Tai pirmiausia, tai tokiu atveju, tai aišku, pirmiausia būtina ir labai svarbu laikytis gydytojo kardiologo rekomendacijų ir sulaukti išsamaus ištyrimo. Ir jeigu gydytojai svarsto operaciją, tai reiškia, kad situaciją reikia vertinti rimtai. Ir kuksando nėra tokių dalykų gydymo metodas. Jisai negali pakeisti gydymo. Tai kuksando gali būti vertinga pagalbinė praktika, nes dažnai tuos permušimus gali sustiprinti padidėjusi, pavyzdžiui, simpatinės sistemos, nervų sistemos veikla, nuolatinis stresas arba tas pats paviršutiniškas kvėpavimas, ar ten miego stoka, ar kažkokia lėtinė įtampa. Tai vat šituos dalykus po truputėlį, sutvarkant kvėpavimą, sutvarkant įvedant kažkokį judesį lengvą, atsižvelgiant aišku žmogaus būklę, tai tuos dalykus po truputėlį švelninti galima, bet pačią problemą vis tiek reikia spręsti su gydytojais. Pirmiausia, tai praktika, jeigu kažkiek jau jinai turi būti būtinai individualiai pritaikyti ir būtinai reikia kreiptis į specialistą ar meistrą ir dėl tos praktikos pritaikymo. Ir šiaip sakyčiau, kol nėra galutinio tokio kardiologo įvertinimo, kol dar yra tie visi tyrimai vyksta, tai nerekomenduočiau nei intensyvių kvėpavimo pratimų, nei intensyvaus judesio. Vis dėlto reikia sulaukti gydytojų išvadų, jų rekomendacijų ir tik po to jau pasižiūrėti, ar galima kažką šalia daryti. Taip. Taip, plaukų slinkimas, saulės įtaka. Nežinau, ką turite galvoje saulės įtaka. Bet
Saulės įtaka tai, na, tai turbūt saugotis tos saulės, bet plaukų slinkimas daug ką gali rodyti. Tai gali rodyti tas pačias inkstų energijos sutrikimą, gali rodyti mitybos nepilnavertiškumą, gali rodyti plaučių problemas. Daug dalykų, čia vėl reikia ieškoti sistemiškai tos priežasties. Kaip nustatyti tipą? Kaip nustatyti tipą, tai prisijungti į mūsų kažkurią iš mūsų programų. Tai kviečiu prisijungti tą ilgąją, nes tenai mes ne tik nustatysim tipą, bet ir išmokysim jį nustatyti. Tiek savo, tiek savo artimiesiams. Suprasti, kaip tai veikia. Tai yra labai labai svarbu. Nes tai nėra toksai tiesiog testas, kad 1, 2 ir nustačiau tą tipą. Čia yra toks gilesnis, na, iš esmės jūsų prigimties supratimas. Tai įsivaizduokit, kiek mes ten per gyvenimą nutolstam, priartėjam ir tą visą iškasti, iškapstyti, išsiaiškinti tikrai reikia arba tokios stiprios specialisto akies, arba didelio supratimo apie tai. Tai neateina per valandą, tai kviečiu dalyvauti mokymuose, kur mes tikrai išsamei apie tai kalbam, tai kaip pavyzdžiui ta mūsų 12 mėnesių programa, kuri prasidės lapkritį. Arba kreiptis, iš esmės, aš kiek žinau, Lietuvoje be manęs kuksando, ne kuksando, o korėjiečių, su korėjiečių medicina nedirba daugiau niekas. Tai kviečiu ateiti ar į programą, ar individualiai ir tikrai nustatysim jūsų tipą. Kaip stiprinti inksto energiją? Inksto energiją stiprinti reikia žiūrėti vėlgi kompleksiškai, kodėl jinai nusilpo, kas tenai darosi, tai vėlgi čia visas tas webinaras turbūt atsako. Bet šiaip iš esmės, jeigu taip vieną patarimą reikėtų pasakyti, aš labai rekomenduočiau pradėti kuksando. Nes kuksando praktikos esminis tikslas yra sukaupti energiją ir užtikrinti jos cirkuliaciją. Tai iš esmės atsako į jūsų klausimą, kaip stiprinti inksto energiją. O šalia galima pridėti maistą, galima pridėti akupresūrą, na ir daug dalykų. Taip, Jurgita rašo, sudomino jūsų kuksando kvėpavimo mokykla, tačiau tokio atskiro kurso jūsų svetainėje neradau, gal galite nukreipti. Jurgita, ačiū už klausimą. Mūsų svetainėje tokių išdalinimų nelabai rasite, nes mes siūlome sistemą. Kuksando nėra vien kvėpavimas. Kuksando tai yra kvėpavimas, nuo to mes pradedam ir jis eina per viską, per visą kuksando praktiką. Bet tai yra kartu ir judesys, tai yra ir meditacija, net sakyčiau meditacijos. Tai yra ir akupresūra, tai yra ir gyvenimo būdas, tai yra ir mitybos patarimai. Tai yra labai didžiulis kompleksas, tai yra sveikatos mokymas. Ir vien kvėpavimo mokyklos kaip po tokios nėra. Tai tiesiog aš kviesčiau mokytis pačios kuksando sistemos, pačios kuksando praktikos. Tai tokių mokymų jūs tikrai rasit. Nuo įvado į kuksando, nuotolinio ar gyvo iki 12 mėnesių fundamentalios programos, kurioje įtrauktas tiek kuksando, tiek korėjiečių medicina, tiek bendrai rytų medicina. Taip, atrodo, atsakiau jūsų klausimus, tai labai ačiū, kad prisijungėt ir taip gausiai ir labai gera buvo, kad išklausėt. Tikiuosi, kad kaip ir rašot, kad buvo naudinga, labai džiaugiuosi dėl to, nes tikrai stengiausi ir tikrai ieškojau tos informacijos kažkaip, kaip jums ją pateikti, susistemint, kad atsirastų kažkoks pokytis tame apskritai mąstyme apie save, supratimą, savo kūno supratimo. Labai kviečiu dalyvauti mūsų programuose. Tikiuosi, kad susitiksim dar ne kartą, ar webinaruose, ar seminaruose, ar kažkokiuose, galbūt net ir gyvose kontaktiniuose mokymuose. Jeigu kils jums daugiau klausimų, ar norėsit pasitarti dėl tų pačių programų, ar dėl to, ką rinktis, kaip rinktis ir kaip toliau daryti, tai parašykit mums arba socialiniuose tinkluose, tai Facebook'e, Instagram'e yra kuksando, arba mano asmeniniuose, tai yra Toma Pagojutė Kumžienė. Ir taip pat galit parašyti man ir laišką, jeigu norėsit pasidalinti ar savo įspūdžiais, ar paklausti, tai yra toma@kuksando.lt. Ačiū labai dar kartą ir, po truputėlį tada atsisveikinu su jumis ir iki kitų susitikimų. Gražaus likusio vakaro.